Karantinas pateikė rimtų iššūkių kiekvieno mūsų fiziniai ir psichiniai savijautai, kuria pasirūpinti pagaliau vėl atsiveria galimybės. Kai šio siužeto, kai kuriuos epizodus filmavome likus vos kelioms dienoms iki karantino, net nenujautėme, kad sanatorija keliems mėnesiams liks stovėti tuščia. Užtat jau nuo rytojaus jį vėl pasitiks poilsiautojus. Gydymo ir savaitgalio programa atnaujinta griežtai vadovaujantis vyriausybės nustatytomis taisyklėmis. Kaip pažymi Eglės sanatorijos direktorius medicinai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichoterapeutas Arvydas Balčius, dar netaip seniai sanatorijos su savo paslaugomis daugeliui asocijuodavosi tik su ligų gydymu, tačiau šiandien poilsiautojų jos laukia pakeitusios savo veidą. Visgi kol sanatorijos tapo tokios, į kokias šiandien atvykstame, praėjo nemažai laiko. Sanatorijos užgimė pirmiausia dėl istoriškai susikloščiusių situacijų po karų reabilituoti neįgaliais tapusius karius. Kada po pirmo pasaulinio karo vėlgi jau praėjo visą kartą, tada atsirado kitas susirgymas tuberkuliozė. Tada vėlgi buvo sanatorija tuberkuliozė. Po to antras pasaulinis karas, vėlgi buvo po karo žmonių su negale, kuriuos irgi reikėjo reabilituoti. Tai ir savotiškai taip gavosi, kad sanatorija įgavo tokį nelabai kažkaip tai pavadinimas tas tą atspalvį tokį. Bet su laiku einant visas tas pati sanatorija, mes vis dėlto pamatėm, kad žmogų reikia gydyti žymiai anksčiau. Tai visų pirma, tai stengtis, kad jisai nesusirgtų. Antra, jeigu jisai susirgo, kad jisai greičiau pasveiktų. Jeigu negali jisai pasveikti arba grįžti į tą funkcinę būklę, kokia buvo iki susirgimo, tai nors palaikyti toje būklėje, kad žmogui neblogėtų. Sanatorija tapo šiuolaikinė medicininė reabilitacinė įstaiga. Ir lygiai taip pat žmogui, kad gauti vienoje vietoje visapusiškesnę pagalbą, tai yra taip pat ir spa procedūros. Jūs, kada atvažiuojate, tai pasikeičia aplinka ir ne tik ta aplinka, kuri mūsų supa, kaip sakykime, gamta, ten miškas, bet pasikeičia ir žmonės, su kuriais jūs bendraujate. Ištrūkstat iš kasdieninės rutinos ir skiriate dėmesį savo, o skirdami dėmesį savo, vadinasi, jūs skiriate dėmesį ir savo patiem artimiausiam žmonėm atvykdami savaitgalį. Pradeda skirtis smegenų chemija, oksitocinas. Oksitocinas tai mūsų prisirišimo ir saugumo jausmas. Sudarom tokias programas, kurios yra intensyvios. Savaitgalis būna intensyvesnis, būna tokios kaip iššūkis organizmui. Organizmas įjungia savo visus adaptacinius, prisitaikomuosius mechanizmus ir vėlgi sustiprėja ir jūs galite vėl sėkmingai grįžti namo. Druskininkų Eglės sanatorijoje dar prieš pat karantiną vieną savaitgalį sutikome žavę sužadėtinių porą. Daugeliui pažįstamą stilistę Viktoriją ir grafikos dizainerį sportininką Julių. Jie prisipažino, kad sanatorijoje yra pirmą kartą ir į ją atvyko tiesiog vedinis smalsumo. Galbūt pirmiausiai todėl, kad niekada nesam buvę sanatorijoje ir visą laiką tas toksai noras išmėginti kažką kito ir gal nežinau, grįžti prie to, ką duoda gamta. Nes aš manau, kad vidinė sveikata, jeigu mes ją rūpinamės ir prižiūrim, įduoda minčių ir kūrybos ir grožio, taip, nes viskas, kas viduje atsispindi išorėje. Kadangi aš dirbu per keletą sričių, pavarsi ne tiek fiziškai, bet ir protiškai labai ir toks atvažiavimas sanatorija, gamtos apsautyje, tas procedūros, tokį duoda kaip regeneracija pačiam kūnui, mintim, atsiranda kūrybinio polėkio, energijos, norisi gilesnio potyrio, gilesnių kažkokių procedūrų, kurios padėtų atgauti jėgas ilgesniam laikui. Gilesnio gal to poilsio, kuris nebūtų tik tais atsigulimas ir masažas ar pasivaikščiojimas, bet specialių procedūrų, priežiūros, ką sanatorija ir duoda individualiai kiekvienam, nes mes kiekvienas esam skirtingai pavargę. Ir labai fainai, kad čia gali, jeigu suvažiuoji su šeima, tai kiekvienam gali būti skirtingi kažkokios procedūros. Vienoje vietoje tu gauni labai individualius tuos planus, gydymus. Klientas, mūsų pacientas patenka pas gydytoją, gydytojas vertina jo būklę, gretimus susirgimus ir skirdamas procedūras atsižvelgia. Ir mūsų tos procedūros, tą, ką mes darome ir gydome, tai yra paremta viskas natūraliais gydomaisiais faktoriais. Norisi atgaivinti visą imunitetą, pastiprinti, neužtenka tik tais išgerti galbūt vitaminą, ar ne, norisi procedūrų. Čia yra mineralinės vonios, masažai. Vieną mineralinį išbandžiau, o kitas buvo pavandeninis
stipresnis masažas, kas irgi labai sužavėjo, nes stipresnis pojūtis negu paprasto masažo. Turbūt tas toksai smagiausias potyris, tai buvo inhaliacija su bičių pikiu, nesu asmeniškai pati bandžiusi. Ir buvo įdomu išmokti šiek tiek tuo momentu pergeneruoti mintis ir perprogramuoti savo kvėpavimą. Deguonies kokteilis buvo labai įdomus su arbatos papildymais, žolelėm jo. Tai toks buvo naujas potyris, kad realiai kaip svarbu yra deguonis, ar deguonį gaunami visi mums naudingi elementai. Tai buvo stiprinamasis imuniteto. O po to dar patiko darbas su kineziterapeutu, nes realiai turiu tam tikrų traumų užsisenėjusių. Tai buvo labai įdomu išgirsti kito specialisto nuomonę, pagalbą, tam pratimų, kaip galima būtų išspręstas problemas. Šiaip man atrodo, ne tik tais pagulėjimas vonioje gera, bet kad ir tu tonizuoji kūną, įvalai, saugai. Mūsų procedūros tai yra vanduo. Realiai jūs į vandenį pateksite per dieną 3-4 kartus. Baseinai, vonios, purvai, povandeniniai masažai ir taip toliau. Ir jūs vis tiek, jei ir pats nelabai norite prausti rankų, tai jos jums bus nupraustos. Taip kaip jumoras. Tačiau tai, ką dabar išgirdote apie procedūras, dar ne viskas. Sanatorija tampa kasdien vis modernesnė, dėka inovatyvių technologijų ir kitų naujovių. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas gydytojas Karolis Kulakauskas pasakoja, jog dalyvauja tarptautinėse parodose ir kiekvienais metais atsiveža kažką naujo. Senosios tradicijos naujėja ir tos šiuolaikinis gydymas prie to sanatorinio traukia tai, kad nauji aparatai, nauja technika, naujos patalpos, pavadinkim, net ir keliasi mūsų knygelės į aplikacijas, būtent telefoninės, mobilės, tai irgi, sakyt, artėjom prie to, tikrai neartėjom, jau manau esam su tuo šiuolaikiniu žmogumi, kuris, sakyt, skuba, bėga ir lekia ir taip toliau. Jūs stovite prie kažkokio stebuklingo aparato. Čia aparatas stebuklų nedaro, tiesiog gydo žmonės, tai yra vienintelis Lietuvoje taškinis lazerio aparatas. Jis turi šiuolaikinę technologiją, kurio galbūt kiti intensyvūs lazeriai neturi. Jie degina audinius, šitas to nesukelia. Šitų lazerių atliekam procedūras tiem žmonėm, kuriem yra skausmas, yra uždegiminiai procesai. Reikia paskatinti naujus regeneracinius procesus, kad atsinaujintų tos vietos. Viena procedūra ir bent mėnesį laiko esi tikrai ramus dėl skausmo. Kaip tik irgi naujovė, pernai metais pasileidom tokią procedūrą, tai yra audiovizualinė relaksacija su alfa steam, užsideda ant ausų tokie klipčiukai, srovės keliauja galvos smegenis, melatoninas, žinom, tas hormonas, kuris miegui labai svarbus. Tai po 20 minučių tos procedūros 25% kūne padidėja melatonino. Serotonino, laimės hormono padidėja 50%. Skirta procedūra yra žmonėms, kurie turi nerimą, depresiją, nemigą, turi kažkokį, sakyt, baimės didelės, vandens lovos, atsiguli ant vandens ir iš apačios tai masažuoja vandens srovės, tai apgaubia vandenį, niekur taip nėra. Toliau elektrostimulacija visai nugarai, tai paimta iš gamtos ir tiesiog kažkaip pakoreguojama ir vis tobulinama. Žmogui reikia balanso, bent man asmeniškai reikia balanso, tai čia yra balansas, yra ir sveikatinimasis, ir tu gali tiesiog pagulėti, tu gali pasivaikščioti, ta pati gamta, ne tik procedūrose, bet gamta ir lauke, kuri, man atrodo, suteikia stiprybės. Vien tik išėję dabar į lauką, tai sakykim, temperatūra, deguonies kiekis, saulės šviesa, dienos šviesa, ultravioletinis spinduliavimas, infraraudonasis spinduliavimas, žemės magnetiniai laukai, drėgmė, vėjas, kosmoso spinduliuotė, visa tai veikia mūsų organizmą. Darosi tendencija tai, kad jaunimas daugiau važiuoja pabandyti tą, ką jų seneliai, tėvai ir panašiai esą bandę ir dar geriau randa. Turim tokį auksą, tokias sanatorijas ir jau nepabandom, tai nežinau. Viskas lietuviška. Taip, lietuviška, sava. O bijoti virusų, koronavirusų? Mes tikrai esam tam viskam pasiruošę. Šiuo sudėtingu metu sanatorija taiko visas rekomendacijas ir visas prevencinės priemonės. Kiekvieną dieną yra sekama visa informacija. Direktorius patikina, kad sanatorijoje pagal dezinfekavimo taisyklės kas 5 valandas valomi turėklai, rankenos, kasdien dezinfekuojami baldų paviršiai, specialiais siurbliais karštų garų dezinfekuojama kiliminė danga, kambariai aprūpinti dezinfekciniais skysčiais, skystuoju muilu.
Atvykimo metu jums bus pamatuota temperatūra, būsite paprašyti tam tikrose vietose privalomai dėvėti medicininės kaukės ir laikytis nustatytų atstumų. Išvykus vieniems svečiams į kambarį, kol jį valys ir dezinfekuos, tą pačią dieną nebus apgyvendinti naujieji. Iš savo pusės viską padarysim, kad jūs būtumėt saugus. Iš tikrųjų gera kartais nebegalvoti. Jo, iš tikrųjų. Atsipūsti, žinai, kur nueiti, ką padaryti ir negalvoti, kur, kaip, apie ką ir kam paskambinti. Tai va tas fainiausia. Žinai, kad tavim pasirūpins Jo. tik dėl to, kad tau pačiam būtų geriau. Lekiam į užsienį, nes ten, nežinau, baseinas gal geresnis, ar prižiūrės mus labiau. Tai iš tikrųjų viskas yra čia, pas mus.